Ką? Day 2. Bandymas pagauti žuvį ant avižėlės. Avižadrebio savaitės 7 dienų challenge'as. Antroji diena, gerbimieji. Labai norėčiau pakelti droną, parodyti įspūdingus vaizdus, bet dėl tam tikrų situacijų, nes už upės kitoj pusėje gyvena gando lokai Putino išperos, tai man jie mažiausiai rūpi. Bet mes vis dėlto esam vis tiek Lietuva šitoj pusėje ir bandysim pagauti. Yra tikimybės, kad čia gali būti pagaunama didesnės žuvies. Rekomendavo vakar mums bičiulis iš Šilutės, tai aš labai viliuosi, kad pavyks kažką čia pagauti. O jeigu ne, pačioj Rusnėj dar nuvarysim kur nors pagaudyti arba grįšim vėl į Rusnę, nes man čia žiauriai gražu yra atvažiuoti. Rusnė, Šilutės, šitas kraštas, Chebrytė, jūs turit nuostabų kraštą. Šautautas, linkėjimai ir, kaip sakiau, vietiniai turbūt esat subscribinę, nes jeigu ne, bus gėda. Surinkam 30 000 subscriberių iki šito 7 dienų challenge pabaigos ir savo avižadrebio rytę padovanoju kažkam, nes planuoju įsigyti naują sau. Tai gerbimieji, laikas, subscribe, varpelį, bet ne varpą ir einam žiūrėti, ar pavyks mums kažką pagauti ant 0,5 gramo ir tantos. Sakė, dėti tamsesnę. Va, turiu tamsesnių tantų, turiu žalių ir turiu melsvų. Žiūrėsim, kas gausis tas. Bandom. Let's go, let's go, let's go, let's go. O kad suprastumėt, kam aš ruošiuosi, tai yra avižadrebio turnyrui, kurį organizuoja Ovidijus. Daug nepasakosiu, užeikit jo Ovidijaus Facebooko profilį, rasti visą informaciją. Norit registruotis, norit varžyti su manim, su Ovidiju ir daug kitų. Ne, Ovidijus organizatorius pats nedalyvaus. Tai su manim norit pasivaržyti, viskas, keliaukit, užsiregistruokit, parašykit Ovidijui žinutę. Rugpjūčio 29 dieną dedam džiazo, o čia mes esame būtent toje vietoje, kur sakė, galima pagauti. Ir čia įdomu, ramu, tokie blokai. Galim bandyti turbūt iki pat ano pašalio. Neįtrauks manęs, aš čia nenuslysiu. Gerai, reikia rizikos faktorių sumažinti iki minimumo. Kamera yra waterproof. Avižas, automobilio raktas eina į kuprinę. Tai jeigu įslysiu ir išsimaudysiu, plaukti moku. Čia matau yra tokie, už kurių aš galėčiau užsikabinti ir išlipti. Va, ten vienas, čia vienas po vandeniu, tai aš jos į ką čiumpu su rankom ir išsitraukiu. Tik tiek, kad tada žvejyba turbūt užsibaigtų mano, arba žvejočiau po triusikais ir kol džiūtų kelnes. Pažiūrim, kaip prasilydimas ir sukibimas. Šiaip geras. Čia gal mažiau statu. O, čia toks iš vis gerai. Čia gali būti vienas įdomiausių dalykų. Palauk, čia atmatai yra, ne? Žiūrėjau, ruskis pyda žvejoja. O, kaip toli užsimetė. Čia turbūt ir gylio yra. Reikia leisti nuskęst. Bet esmė yra tokia, kad, atsimenat, aš upėje didelės žuvies nesu pagavęs. Plaki, nery. Viskas. Čia būtų ir mano upės kodo nusilaužimas. Gerai, kišenėse daiktų neturiu. Šitą kamerą ant kaklo. Drėgmės vandens nebijo. Čia labai įdomiai vanduo vaikšto. Srovė taip pirmin atgal. Gylio tai čia yra. Nu, prasivaikščiosim visą pakrantę, bus taip kaip bus. Sakė dėti tamsią tantą. Nu tai dedam. Aš biški čia su tą savo mėlyną dar bandžiau. Vo, šokinėja palei paviršių žuvis. Tai gal nereikėjo taip giliai į dugną leisti. Pabandysim visus. Kojams nepatogu stovėti, taip įsitempia labai kojas ant šito, bet čia visur labai panašiai. Atlikus keletą metimų, kibimo ne vieno, nu kiek keletą. Kai kurios parodžiau, kai kurios iškirpau, nes buvo daromi tokie patys. Buvo atlikta koks 30 metimų šitoje vietai. Nė vieno krust, nė vieno pajudinimo. Einam tolyn ir žiūrim, kas bus. O kol einam į kitą vietą, leiskit man pristatyti siemkės.lt, kur galite gauti smagaus merčo, smagių aksesuarų tiems, kas nebijo prietarų. Kas nebijo linkėti sėkmės, tie
gali eiti apsipirkinėti šitą šopą. Su nuolaidos kodu svarbiausia gausit papildomą 5% nuolaidėlę. Gali draugus nustebinti, gali savo prikoliuką nusipirkti. Yra linksmuolių masalų, įvardinkim taip. Nežinau, kad ir jaunimas žiūri, tai linksmuoliai masalai yra, gal biškį parodys ant ekrano, bet labiau rasit užsukę. Kiekis bus labai ribotas. Ruošiamės lydekų sezonui, kas turės, gal konkursą, kas nusipirks ir galės įmesti fotkelės, kas ant tų linksmuolių masalų pagavo lydekų, tai bus įdomu pažiūrėti. Užsukit, linkas video aprašyme arba semkes.lt, o mes varom gaudyti toliau su avižadrebiu. Pakubau žuvis. Čia žolė. Ten pakilo garinys ar kas ten gervė. Nu blemba, vidury tai didelė žuvis kažkokios šoka. Bet aš iki ten ne apie šansų man damesti. Vėl tas garinys galvo šoka žuvis. Va, kažką čiupa nuo paviršiaus. Pasirodė, kad trenkia, bet gal ne. Ok, keičiam tašką. Pirma žuvis. Bet nedicka. Here we go. Bet vėl toks pat kaip vakar. Ešerėts. Nu, neblogai. Toks mažas, o apdraskė mano visą tantą. Norėtus didesnio. Bet čia abižu. Didesniai yra bonusai. Reti egzemplioriai. Čia nepatinka, kaip aš slystu. Man taip geriau atsės. Nežinau, matausi ar nesimatausi. Nu, šiandienos žvejybos kauntas yra viena žuvis. Tikslas pasigerinti žuvų rekordą. Vakarykštį. Jeigu su kiekvieną dieną vis daugiau pagaučiau, ar tai reiškia progresą, ar tiesiog lucky dėl telkinių pasirinkimo. Lucky jaučiu, nes kartais gali su aviža tokį telkinį atrasti, kur metimas, kibimas. Tikėkimės turnyras tokia. Ne, bet jeigu vyks turnyras tokiam, tai hebro nesąmonė visiškai būtų. Aš tikiuosi, aš matausi. Gal sėdžiu už kadro ir aš niekur nesimatau, dabar tikrai turėčiau matyti. Ne, tada matavimai ilgai užtruktų, skaičiavimai žuvų ilgai užtruktų. Deitiu ir Simis nepasimokė iš vakar klaidos. Jeigu būčiau vakar pagavęs didesnį žuvį, aš nebūčiau jas ištraukęs. Nu čia gal dar su ranka ir paimčiau, bet kodėl graibštelio nepasiėmiau? Kas yra Simi? Ar ten tiek užtikrintas, kad nieko nepagausi didelio ar kas? Vieną dieną, kai užkips didelė žuvis, neišsitrauksiu jos per graibšto nepasiėmimą. Nu ir turėsiu bėdą. Nu gerai. Vienas ešeriukas yra geriau negu nieko. Antra žvejyba kol kas nesausa, bet noris kažko kietesnio arba daugiau kibimų. Žiūrim, kaip bus. Prakaitas muša. Nu, dar vienas ešerys. Standartinio dydžio. Leidau šį kartą ilgiau, pastovėjau, kad nusileistų ant dugno. Arba bent jau kuo giliau. Biškis su žolelėm buvo, tai gal iš tų žolių jis ir puolė. Galvojau vėl kibimas. Kas čia? Žolelos. Čia matau keletą su savo poliarizuotais stiklais po vandeniu žolės. Ten ant paviršiaus yra. Nu, bandom dar keletą metį. Eina savo, kaip iššoko žuvis. Ir ten kažkas šoko didesnio. Kaip, taip. Oho. Tokį užsipainimą senai bet turėjau. O. Čia buvo kibimas nuo paviršiaus. Jokių žolių tenais nėra. Ok, draugai. Vasara jau nubarstė, piemų žiedais tavo plaukus. Kur tu benueisi čianai? Ai, žolė galvoju, kas čia man vilkasi. Gerai, einame toliau. Taip ir darom.
Šiandienos tikslas yra, aišku, bonusas būtų labai smagu, bet tikslas yra pagauti daugiau nei vakar. Vakar buvo 4, šiandien jau yra 2. Laiką paspausk ir subscribe. A gaila? A gaila? Eiktų, ko peršikau? Nutraukiau, tiek tesilaikė mano tanta, gal ir gerai, kad nutraukiau. Eina savo labai taip tokšt lengvai, tai gal buvo pažeistas valas prie. Čia jau mano buvo dar viena tokia klaidelė gali būti. Čia buvo mano vienintelė, man atrodo, didesnė avižėlė. Nieko, bandysim su mažesnė, mes dar turim laiko. Sakau, jeigu čia tik tais ešeriukai bus, grįšim gal į pačią rusnę. Mačiau ten tokį 4-kampį ostelį. Gal jame pamėginsim pamėtyti, gal ešeriukų tada užgaudysim bent jau. O čia kaip rodė, blembački fotkelės rodė tokių, aš net neužfiksavau kokią žuvį. Sakė, ir šapalas buvo didelis, bet buvo ir salačiai. Gali būti salačiai ant avižos. Nu, manau, žiūrėsi epizodą, kur valgykloj man rekomendavai, parašyk, kokias ten žuvis rodė man. Geros. Oi. Po 100 pypkių geros buvo. Žinokit, atsiprašau, gerbimieji. Pasirodo, turėjau netgi dar vieną avižėlę, netgi didesnė, čia man atrodo bus ne 0,5, o visi 0,8 gramai. Vienas dar labai smagus dalykas, kur norisi pagirti, kad visa pakrantė, matosi, yra labai žvejybinė vieta. Tikrai yra žolė šiek tiek pamindyta, matosi, kad čia žmonės ateina žvejoti. Tai noriu pagirti, kol kas dar nemačiau nė vienos šiukšlės. Va čia yra žvejų etiketas. Va čia yra respektas. Va čia yra šaunuoliai. Va čia yra žvejai jėga. Va čia yra daug pagarbos. O kaip skrenda. Nu, bet šitai nenoriu leisti nuskęsti, nes šitai varysiu į žolės dugne. Ojojoj. Kas? Nespėjau pajusti jėgos dydžio. 100% kibimas. 100% kibimas. Nepakirtau. Jaučiau tokį biškį virptelėjimą, bet nepajutau net dydžio. Gaila. O kaip smagiai tokia sunkesnė aviža, kai skrenda. Kiam kokią metrų aš čia drąsiai numetu. Gal galim leisti biškį paskęsti, vis tiek ten yra gylio. Jau jaučiu, kad stipriai įsik. Nu kutvila! Velniai nematė. God damn! Va čia jau tikrai paskutinė buvo didžioji. Tai jeigu eisim ant kiekio, gal čia yra kokių raudelių plaukėje, pamėginam mažą avižą ir kitą formą masaliuko. O čia tarp lelijų į tarpą. Ai, gaila, kad tą didžiąjį nuvariau. Ai, aš nepalinkėjau savo šiandien sėkmės. Sėkmės, Simai. Ačiū, Simai. Sėkmės jums. Prašom nusimo. O jeigu esat prietaringi, paspauskit laiką ir atsišauks jūsų sėkmės palinkėjimas. Leba, čia užsukau. O mane biškį erzina mažesnė avižėlė. Aš turiu tą nepojūtį. Bemba, iš čia matau žulių yra. Ten jau pakrantė kuo toliau dar labiau prižėlusi. Ta prasme, aš jaučiu masaliuką. Opa, ir žuvytę jaučiu ant tų žodžių. Ešerys. Kol kas viena rūšis. Per 2 dienas yra viena rūšis. Labai mažiukas. Bet susidomėjo. 3. Mano tikslas yra pagerinti vakarykštį. Ir esu labai arti nuo to. Manau, daug šansų, kad pavyks. O, čia biškį problemėlės su valu matau. Po biškį grįžinėjim atgal, nes ten jau matau vien lelijos ir visiškai kraštas stipriai užžėlęs. Galiu gal net su telefu parodyti, kaip atrodo, tai ten jau tikrai avižos nei užmėsiu, nei ką. Va, štai kaip matote, nelabai ten be pažvėjosi į tą pusę. O va, šita visa pakrantė vis dar yra šansų kažką pagauti. Tai tada ir varom. Žulelį. Tai čia jos gana toli tos žulelės. Vėjas kaip papučia tą mano lengvą valą. Ai, gerbėmėjai, dažnai klausėte, koks yra setupas. Įeikite pirmos dienos video, kurį filmavau vakar ir rasite visą setupą. Tik tais gal neparodžiau, kaip meškerikutis atrodo iš 8 dalių. Jis yra vardinis. Manau, po su video už papildomą eurą galite irgi vardinį savo pasidaryti. Tai va, čia dar patobulinu parodymą meškerikučio. Labai puikiai. Ritelė ir visas kitas setupas rasite vakarykštėm video, detaliai, ką naudoju, kaip gaudau. Galite vakarykštėm video rasti. O dabar einam vis tolyn ir bandom 4. ešerį ir dar pačioj rusniai pagaudysim. Eik, kas čia buvo? Net nesupratau, kibimas ar kažkas rimčiau. O, šoko tos žuvis. Ček, 1, 2, 3.
Nu, yra karšta, prakaitas muša, bet bajeriukas toks, kad atvarau grinai į pačią rusnę, ant pačio kampo. Esu čia buvęs, kažkada įrašinėjau epizodą Lietuvos salos ir miesteliai salose. Tai buvo visai smagus epizodų ciklas. Surinko tikrai neblogai peržiūrų vieni pirmųjų epizodų. Tai į rusnę visą laiką smagu sugrįžti. Kol kas 3 ešeriukai. Ateinam, paieškom taškų. Gal netyčia, ką nors čia pagausim. Ir dar vieną išdavė tašką. Šitą tašką, kur žvejojau, jeigu jums kyla klausimų, aš kaip sakiau, jeigu esat mano Contribee arba Coffee nariai, jūs pirmiausia gaunat epizodus anksčiau, o antriausia, jūs galite man parašyti per Contribee arba Coffee asmeninę žinutę, užsiklausti ir aš jums pasakysiu, kur aš žvejojau. Vieną galiu paspoilinti, kur sakė, nežinau, ar varysiu, kiek laiko man dar į kamerą, matau dar valandą su virš galim įrašinėti, bet žiūrėsim, kiek čia pažvėjosim. Pagrindinis dalykas yra toks, kad jau čia mano paskutinė atmintis. Liko 5 minučių, bet sakė, po pagrindinių rusnės tiltų, kurį aš dabar matau, šone galima pagauti didelių šapalų su aviža. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Čia matau maudykla yra ir pieninas ir didelė žuvis. Ir ar pavyks mums čia kažką pagauti, teks paeiti ten į šoną. Bet ten matau vėjas pučia. Tai ta lengva aviža gali būti ir gaidys čia. Žodžiu, vis tiek einam pabandyti. Va čia, sako, galima pagauti tikrai gerų šapalų po pačiu pagrindiniu tiltu. Man yra šiaip keista, bet gal nuvažiuoti ir pabandyti, ten žiūriu visai ramu. Na va, čia žmogelis žvejoja. Sakė, karšių pagavau ant dugninės. Ai, va, žiūrėk, kaip tik ištraukė parodyti. Geri karšiai. Nu, pakelsi dar daugiau. Sako, nekimba, bet ten tokie gražus. Gražus, 2-3 karšiai. Sorry už vėją, jeigu girdisi, neįrašinėjai su pagrindinė kamera, su telefonu, bet čia yra visur prie kraštų, arti. Taip žolės, aš jų nepermesiu, iki jų su aviža nėra ką veikti. Atvarėm po to tiltu, šiaip ne taip radau keliuką, kurį sukti važiuoti, bet va matot, jau žmonės stovi mašinė, netgi taksas yra atvažiavęs. Žiūrėk, taksiukas ir į vieną pusę, ir į kitą pusę žvejų yra ganėtinai padoriai ir čia kažkokia prieplauka yra. Gal iki jos dar nueisim? Žiūrėk, su aviža čia galim pamėtyti. Gerai, viskas beveik miršta. Powerbankas dar kiek pakraus kamerą tiek. Yra ten kamerai 29 procentai, powerbankė 14. Nu, gal kokį 5 procentų išspaus, tai... kaip gerai, kad nutrūko. Gerai, pasipauzinu, tegul kraunasi. Bandom kažką. Čia, žiūrėk, žuvelis juda. Žiūrėsim. Ui. Čia šokų žuvis. Ir vieną pagavau. 4 šiandienos. Sorry, ešeriai. Gerai, po tiltu vienas ešerys yra. Toliau einam gal į Saulutę, ten yra tokia laivelių įlanka. Gal ten pamėginsim pagaudyti. 4. Vakarykštis rekordas pakartotas, reikia jį pagerinti. Nu, aš ir esu būtent prie šitą tiltą. Sveiki sugrįžę į rusnę. Tai čia. O, šoko ešerys, ką tik nežinau, ar nusifilmavo, bet kažkoks mažesnis. O kiek čia to mailiaus? Jeigu jų nieks čia negaudo, tai čia nebus. Nu, bet pabandom. Pabandom. Nors čia yra atplaukusi ešerių. Puola tas žuvikės. Mano tikslas dar viena žuvis ir galiu uždaryti šiandienos epizodą. Tie mažiukai seka šitą, jūs juokaujat. Šalia manęs vaikai ekskursiją plaukia, čia viskas. Taip, turistiškai vyksta. Žiauriai rusnė gražu. Aš noriu dar šią vasarą sugrįžti su šeima čia. Mano tiksliukas dar yra va šitą laivų įlankėlę apgaudyti. Negaliu viso kol kas parodyti, bet va, tarp laivų ten pamėčius, manau, kažkokį ešerį tikrai pagausiu. Ir būtent taip pasigerinsiu vakarykštį rekordą. Čia nežinau, kiek jų matosi, bet čia yra ešerių rojus. Jeigu ešeriai čia įsimest, wow, ir čia pilna pakrantė taip. Na gerai, čia nieko. Tas čia irgi su tikslu laukia, manau. Jaučiu, koks žvejys jam būna įmeta ką nors. Čia mačiau sublizgėjo.
Bet raudelės visokia. Mačiau, sekė raudelė. Nedidelė, gal koja. Ten kažką traukia, matau. Bet jau jum neprizūminsi, nebent su telefu. Ai, žolė išsitraukia. Tokį pravedimą darau. Praeinam. Man reikia dar vieną ešerį, aš privalau šiandien pagerinti. Bet neima. Gerai. Va, po. Seka tos raudelės, bet jiems gal per didelis. Masalioks. Gerai. Batarkė. Viskas, kas liko. 5% kameros. O ten žuvis šoko. Laivas Evelina iki susitikimą. Antra diena 4 žuvis. Užkerėta ar ne? Pakomentuokit. Avižadrebį 5 žuvis pagauti tikrai nesunku. Gal kad karštą dieną esu pasirinkęs. Ankstyvą rytą kur nors reikėtų nuvaryti ir būtų visai kitas. Bet aš norėjau pasigrožėti gražiais vaizdais. Vakar Šilutė, šiandien Rusnė, Skirvytė čia. Ne. Mes einam dar vieną ešerį pagauti. Nėr čia ką, draugai, mes einam dar vieną ešerį pagauti. Oi, kiek čia pramogos. Su kateriais išvaryti, pasiplaukėti. Šiaip čia savaitę pagyventi Rusniai, būtų rojus, va, žiūrėkit, kiek ryte. Su kateriukais. Čia gali ir iš Šilutės hostelio būti. O, ir ešeriukas ką tik spriegė. Tas laivas išplaukė. Kateristai. 1, 2, 3, 4. Vau, čia gali net apsemti. Palap. Taip ir pagalvojau. Gerai, kad atsitraukiau, bangelė čia pareina. Geras. Gerai, kad atsitraukiau. Tokį nuojautą turėjau, kad pareis nuo tų katerių bangos. Nu gerai. Bangos praėjo. Ar ešerys ateis pas mus? Jeigu tokiais metimais varys, tai čia iki labo ryto nepagausiu ešerio. Net masalą atmušiau. Einas. Aš jau jaučiu, iš palei valandas turiu važiuoti jau panašiai namo. Eina. Gerbėmieji. Antra diena, 4 ešeriai. Ar paskutinė viltis dabar? O! Eik tu savo 2 kibimai. 2 kibimai. Turbūt ta pati žuvis dar apčiaisino. Kaip aš nenoriu palikti viso šito reikalo, gerbėmieji, kad jūs žinotumėt. Kaip nenoriu. O to labiau žinau, kad tą ešeriuką pagauti čia niekas sudėtinga. Tai kur jie yra? Žalčiai. Kur jie yra, žalčiai? Va čia galėčiau, ir užkirsti. Jaučiu. Bandom dar. Va čia. Radau vietelę. Įdomu, kas čia bus. Sveiki. Viskas. Pradinėjau vilti. Nepagausiu čia. Nu. Pavyko. Kažkas čia gaudė. Wow! Kur ta žuvėdra? Manęs vos neapšiko. Taip nuo paviršiaus gali, kaip čiupo šitas, nuo paviršiaus taip gali čiupti tik šapalai, kokie nors rimti. Maitinasi, nu. Ot padarysim triuką dabar. Atleidau valą, ir tegul skęsta toj srovėj. Pažiūrėsim, kur ir kiek nuneš. O gal skęstantį kažkas paims ir toj pradėsim traukti ir bus kivimas. Yra buvo šiaip, bet vanduo čia taip vaikšto į visas pusės. Tas aišku čia nepadeda. Žiūrėk, tempėsi valas po biškį. Reiškia, jis skęsta ir jį neša kažkur. Gal dar biškį paduoti. Įsivaizduoju netyčia kokiam 2 kilų karšiui
iki dugno, ten kurie dugninės meta, taip nuleidė iki dugno. Ir kaca, tokį 2 kg ant avižos. Oi, čia būtų smagumas. Nu, nešižiūrė, tai man avižą. Ne žuvis čia. Gerbimieji žiūrovai, kartšoko ten, kur užsimetė. Labai malonu, kad atvykote pažiūrėti antrosios dalies Avižadrebio Challenge'o 7 Days. Rytoj laukia 3 dalis. Dabar neužmirškit paspausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą, užsukti į semkes.lt arba Coffee ir Contribui, gausite epizodus anksčiau, žinosite, kur žvejoju ir visokie kitokie bonusai. Užsukit ir pasižiūrėkit. Ačiū, kad esat, susitinkam rytoj. What was that?